Vienas iš tikslų iš tikrųjų yra tiesiog įamžinti sutartinės, bet gal tokiam naujam kontekste, kad ir ypač dabar jaunimas, kuris gal netiek domisi ta liaudės muzika, aplamai Lietuvos paveldu ir taip toliau, kad jie galėtų tai atrasti iš naujo. Ir tai irgi tiesiog yra būdas kažkiek tai edukuoti. Ta prasme, man atrodo, kad būtent su šito projektu, man atrodo, kad mes galim pasirodyti labai skirtingose vietose, nuo festivalių, ten, ta prasme, ne tik tai world music, šitam pasaulio muzikos kontekste. Tai aš manau, kad tiesiog čia yra proga pristatyti sutartinės daug platesniam ratui žmonių. Tai tiesiog mums atveria, manau, galimybę tai pristatyti ir ne tik tai Lietuvoje, nes manau, kad su tokiu projektu galima drąsiai pasirodyti ir, manau, bet kur pasaulyje ir tiesiog atstovauti Lietuvą ir Lietuvos kultūrą ir sutartinės.